Dar esam apsimiegoję biškutį, nes dabar rytas. Nebus labas rytas. Aš noriu nufilmuoti video įrašą, dėl to galvoju atsikelti šeštadienio ryto. Tai dabar esu piktas biškiant jūsų. Šiaip dabar mes esam Varšuvoje. Hotel Gym, kaip matote, įrangos belenkiek daug. Labai daug. Ir būna klientai manęs klausia, sako, vis tiek, kai nuvažiuoji į kažkokią šalį, pasiemi viešbutį, būna džimai. Ir tie džimai, čia galiu sakyti, dar visai pasisekė, nes įrangos tikrai kaip Hotel Gym visai gerai. Nes kituose iš vis būna hantelis 3-5 kg, kokios gumos, gal virvės geriausiu atveju ir viskas. Tai su minimalia įranga, manau, šiandien padarysiu lengvai gausias krūtinės ir pečių treniruotę. Ir parodysiu, kaip su minimalia įranga irgi galima išsiversti. Na ir aiškus, paįvairinsim biškį vlogus. O dabar skaitosi, man atrodo, jei neklystu, 5 savaitę mano body recompo. Ir jau 2 savaitę, kaip sėkmingai esu išlipęs iš 100 kg. Iš tikrųjų, aš labai norėčiau sverti 90, bet pažiūrėsim. Sakau, jeigu iki žiemos galo nebus 9, tai teks pradėti ryškinti. Na, dabar, žodžiu, kadangi praeitose vlogose nemažai buvau atsakęs į klausimų, parodysiu ir apšilimo, ilgesnių treniruočių, tai šitas vlogas bus tikrai trumpesnis. Tai apšilimo jau šį kartą nefilmuosim, tiesiog apšilsim, pradėsim treniruotę. Šiek tiek kažką duosiu patarimų apie krūtinės treniruotę, apie pečius. Ir bus that's all, folks. Tai va. Tai dabar eisime apšilti ir susitiksime po apšilimo, nes čia biški taip atvėsinta, oda rytas, kūno temperatūra nukritusi, tai va taip susideda kaldrytę ir atbėgti, kai pakant mėgį. Okay. Tai va, apšilom ir kadangi hantelių nėra dideli svoriai, aš manau, jos pasiliksiu į galą, kad atlikti plėšimą krūtiniai, kad ištempti raumeninės skaidlas. O čia, kadangi yra suolas, trosai ir trosų svoriai tikrai nėra iš lengviausių, tai manau, pavyks puikiai sukurti apkrovą krūtiniai, atliekant su trosų kampų spaudimą. Tai vis tiek krūtinės raumo. Jeigu taip iš šono žiūrint, pas manęs labai gerai matosi, kaip lašas nueina jisai žemyn, reiškia, šitoje vietoje jisai yra didesnis, o viršutinis, tai yra mažasis krūtinės raumuo, jisai yra vien dėl to, kad ir mažesnis, jisai yra ir silpnesnis. Dėl to apskritai pas mus, kad išlyginti, jeigu žiūrint iš estetinės pusės, išlyginti krūtinę, kad jinai būtų labiau tokia lygesnė, tai visada rekomenduoju pradėti pratimus nuo viršutinės krūtinės dalies. Ir labai puikiai va čia pavyks su trosais apsikrauti, nes vis tiek su trosais, kas yra gerai, įtampa visada išlieka vienoda. Tai reiškia, ar aš esu ištempime ar sutraukime, įtampa vis tiek išlieka, mano raumuo puikiai dirba. O su hanteliais yra atvirkščiai, jeigu tu suvesi, yra taškas, kur gali raumuo atsipalaiduoti, kur tu gali ilgiau užbūti ir nepavargti. Su trosais to padaryti neis, nes vis tiek, jeigu suvesi, patys kabeliai jie tem žemyn ir tu jausi, kaip tavo pavargsta raumuo. Tai bus labai geras variantas. Aš nežinau, ar visą steką darysiu, nežinau, kaip čia išeis, bet kadangi svorių nėra didelių, tai nereikės labai didelių pertraukų daryti. Todėl treniruotė gausis intensyvesnė, su mažiau poilsio, kokią minutę 2 tarp pratimų. Bet aišku, kadangi aš ne vienas sportuosiu urte, tai dar pažiūrėsim, kaip jinai daro pratimus. Tai kol jinai darys, aš ilsėsiu, o paskui gal grįšiu prie tebe liužėverum. Interviu, ne? Tai va. Esmė yra tokia, va, trosas yra biškį ilgesnis, nes jeigu būtų trumpesnis, aš čiučiut pasikelčiau. Bet dabar gerai, nes pečių plėšimo nėra. Ir va iš čia, alkūnės ne visiškai plačiai, šiek tiek siauriau. Nugarą, kad išriesim nieko tokio, nes stuburai tiesioginės apkrovos nėra. Ir va, ištempiu ir įspaudžiu, lėtai einu žemyn, pratempiu, pajaučiu tempimą, pabūnu kur sunkiausia ir jau. Na ir padarysim apšilimui 15.
irgi visai pilnai neištesiu, nes noriu daryti veiksmą iš krūtinės, kadangi jeigu aš pilniau bandysiu suvesti, susitrauks krūtinę, bet ir jau mano pečiais šiek tiek į priekį ir mano tricepsas labiau įsitemps. Tai stengiuosi viską daryti daugiau iš krūtinės. Va, aš jau jaučiu, kaip labai gerai jau vargsta krūtinės mažas rūmo. Kalbėdamas pamečiau skaičių, bet, nu, tarkim, dabar 5 dar. Nu, labai gerai. Uždegė gerai, net labai aiškiai jaučiasi, kad iškart va čia labai puikiai dega raumo. Tai va, tai 4 serijos. Bandysiu, aišku, kuo daugiau to svorio pakelt. Gal apie 8 arba 10 pakartojimų. Vis tiek čia ne štanga, ne hantelis. Čia dabar taip 6, 7, 8, 9, nu, ant 10. Čia nerašau svorio, to biškai paskaičiuoti reikia. Gerai. Pailsėsim, imsim daugiau. Ir dar, kadangi rytas, tai pusryčių dar nevalgę, esam tokiam kaip fasted state. Bet kiek tenais realiai protarpinio badavimo nedaug, nes vakar važiuodami mašinai valgiau. Ir neatsimenu, kiek buvo valandų, apie 8 gal kažkas. Nu jo, kažkas apie 8 buvo. Nu tai dar 12, man atrodo, nėra, to tik bus. Man atrodo, 12 valandų kaip nevalgę, tai čia 12 dar yra nedaug. Tai gal tik šiek tiek ant jėgų, bet, ta prasme, sakau, kai jeigu spausčiau štangą, gal pasijaustų, kad nevalgęs. Bet dabar tai nelabai. O, labai gerai. Fuh, 10. Prie tose video pastebėjau, kad mikrofas būna vis kažkaip užsispaudžia, tas garsas toks, bet tiesiog nelabai yra kur įsigabinti, tai kam nepatinka, sorry. Bet dabar dėsime, taip, jeigu čia 10, nu tai 12, 13, tai dar 2 ant galo liko. Nu ir va, pažiūrėsim kaip su iš to, nes jau 10 padariau. Šiaip 15 būčiau dar išstenėjęs, bet pasitaupysiu, kad biškį su daugiau svorio apkraučiau labiau raumenį. Nu, 8 kartam gal pavyksta, šiaip nežinau, bet pagal standartą. Čia gal ir turėtų būti kažkas, kad per 10 kg šoka, bet, nu nežinau, gal po 5. Kaip kitas treniruoklis, gamintojas, taip, svoriai, kampai ir panašiai labai skiriasi, tai kadangi čia to labiau nėra surašyta svorių, net nežinau su kiek darau, bet gal kartais geriau ir nežinoti. Kai nežinai, ramiau gyveni. Nu, už manęs kameramenas, bet pabūsiu ir aš šiandien, kaip įdomiai laikau telefoną, kameramenu, nes po prieitam vlogė aš nelaikau, man neina, iš manęs kameramenas būtų lievas. Prieitam vlogę buvau užsiminęs, kad galim pafilmuoti sėdmenis ir iš tikrųjų dažnai būna Instagrame kokiam vis gaunu kokį prašymą, kad nufilmuoti sėdmenim kokį treniruotę. Tai va, sakau, galima pafilmuoti, kaip daro Urtė. Tai mes padarėm tokį dalyką, kad jinai gautų deficitą, kad galėtų leisti žemiau, padaryti pilnesnę amplitudę. Jo, tai jinai atsistoja tarp bėgtakių, nes geras tarpas gaunasi, pasiims hantelį ir darys pritūpimą sėdmenim. Iškutį bandysiu kampą gauti. Jo, ir dabar, kai darom pritūpimą sėdmenim, mūsų tikslas yra kuo didesnį laipsnį išgauti lenkimą per klubo sąnarį. Tai dabar, ką Urtė daro, nugarą laiko tiesą, tiksliau neutralią.
ir bando sėdmenis stumti atgal, šiek tiek atlieka kelio lenkimą, nes jeigu jinai laikys per daug tiesias kojas, jai gali apkrova nueiti į dvigalvį šlaunies raumenį. Bet kadangi norime apkrauti sėdmenis, mes turime jos pastumti atgal ir vėl į priekį grįžti. Ir va, gaunam kampą, eina apkrova į sėdmenis. Ar jau tai jaučia sėdmenis? Nu va, sakė, kad jaučia sėdmenis. Nu ir Urtė darys maždaug tarp 12-15, dabar daro jau antrą seriją su 16, prieš tai su 10 apšylo. Ir kadangi čia yra tik 20-tukas, tai manau tą 20-tuką pasimsim ir bus pats tas darbinis svoris. Tai va 3-4 serijos, maždaug tarp 10-15 arba 12-15. Na, Urtė dabar palisės, aš padarysiu. Prisikabinau biškį mikrofoną, nes jaučiu darydamas, kad tik gerklė ir paskui, kai jau persižiūriu videkus, jis būna garsas. Nu, šiaip pačiam trukdo. Na, gerai, žiūrim. Strosais yra ką veikti tikrai. O. O. Nebloga užsidėjai. Jo, čiučiut. Per kokį vieną mažiau. Bet va, apkrova eina susikurti. Sakau, trosai yra žiauriai geras treniruoklis. Jeigu turėčiau home gymą, tai būtų pirmas treniruoklis, kurį norėčiau įsigyti ir kuris būtų svarbiausias. Realiai turi trosą, tu realiai turi beveik visą salę. Nes ant jų viską gali padaryti. Rankas, pečius, krūtinę, nugarą, kojas, sėdmenis. Net ir presą, o blauzom pasistebimai tai, bet kur atrandi pakelą ir tai gal čia nedarysiu, kur nenulaužti. Nu ką, šiaip dabar pasižiūrėjau, jeigu čia yra po 10 kg plyta, o pas manęs yra ant 12, nu tai reiškia ant rankų 102, bet negali būti. Aš manau, kad bus per 5 kilus, tai reiškia ant rankų aš gausi po 100 kg. Tai... aš vieno jau pasimažinau. Tai tada bus kažkas apie 5 kilus ant rankos. Tai skaitau, kad labai daug, nes šiaip su hanteliais su 40 kampų dirbu ant vienos rankos. Bet čia galiu pasakyti, čia buvo sunkiau, nes su hanteliu dar ta įtampa viršuje biškim mažesnė, apačioje didesnė ir iš apačios išsispaust, o čia įtampa, sakau, didžiulė tiek čia, ir tu toks greičiau pavargsti, vat man daugiau patinka trosai. Nu gerai, 5 manau, nes tikrai nebus po 2 kilus, kadangi kaip šilnėjau, kaip šylų salėje galiu palyginti, tai tikrai čia bus kažkas po 5. Nu tai dar sakyčiau nemažai svorio. Šiaip, tarp kitko, net ir jeigu darau tokį trumpą judesį ištempime, raumo vis tiek labai stipriai treniruojasi ir gauna apkrovą. Yra netgi mokslinio tyrimų, kurie rodo, kad raumo geriausiai treniruojasi ir gauna apkrovą didžiausią, kuomet išsitempia. Nes jis čia daugiau jėgos turi, raumenės skaidlos, kai išsitempia, jos daugiau pažaidos gauna. Ir labiau vyksta progresas, nes irgi atkreipiu dėmesį, kur, nu, jeigu žiūrėsime kultūrizmą, ypač old schoolą, labai akcentuodavo žmonės tada ištempimus. Nu, ką blogas formas turėjo. Labai geras formas turėjo. Tai va. Ok, manau, čia užteks. Eisim toliau prie kito pratimo, dar reikia biškį pagalvoti, ką darysiu. Bet gal ir sugalvojau. Gerai, dabar antras mano pratimas susidarysiu super serijos. Tai
Pirmas pratimas bus akcentuoti raumens sutraukimą, reiškia, darysiu rankos pritraukimą ir ypač kai kerti kūno vidurio liniją, krūtinė labiausiai sutraukia, nes kailos eina taip ir būtent į čia vyksta sutraukimas. Čia raumuo trumpėja, čia išsitempia. Šitam pratimui yra, šiaip galima ištempti, bet man gal tempimo asmeniškai trūksta. Tai aš kombinuosiu. Pirmą padarysiu 10 serijų kiekvieną ranką, 10 serijų, 10 pakartojimų kiekvienai rankai sutraukimą ir tada imsiu tą raiksą ir kadangi ant raikso sunku sutraukti, bet labai gerai ištempti, tai akcentuosiu ištempimą irgi 10 kartų, tai žodžiu 2 raumens fazės, sutraukimas, ištempimas. Tai tiek vieną, tiek kitą maždaug po gal 3-4 serijas. Tai dabar reikia įsipatoginti, biškį įsikipsiu dėl stabilumo ir va, čia raumuo mano biškį išsitempia ir aš kampų šiek tiek akcentuoju daugiau viršutinę krūtinės dalį vis dar. Kadangi pas manęs ir taip dominuoja didysis krūtinės raumuo, tai aš daugiau šiandien akcentuosiu mažai krūtinės. Pamėginkit, pamatysit, taip gerai jaučiasi sutraukimas. Man čia pasideda svoris, bet aš tempimo vis dar nejaučiu. Gerai, kita. Čia biškį gal kampas ne tos geras gausi, bet esmė ta pati. Dar biškį bus galima daugiau svorio ir tada iš karto reiksas. Gal biškį suolą patrauksiu, kad jeigu užsimušiau, kad ne į suolą. Nu. Va, ištempiu, čia tempimą jaučiu, o atsispaudžiu traukimas čia beveik jo nėra. Ir va, akcentuoju ištempimą. Šiaip sakau irgi, ne tik trosai, bet ir taraiks virvės yra labai geras equipmentas, nes su virvėm irgi praktiškai visą kūną gali pasidaryti. Tai čia ideali kombinacija. Tiek vieną, tiek kitą. Su trosu gali akcentuoti. Šiaip su trosu irgi tiek ištempimą, tiek sutraukimą, bet kai kurios pratimus labiau nesutraukimą eina padaryti. Su taraiksais labai gerai ištempiamaisiais raumens fazės galima treniruoti. Nu va, dabar Urtė daro viršutinį sėdmens raumenį, va, akcentuoja šitą vietą, daugiau pasilenk į priekį, va, ir kaip matot, išsitempia koją, o viršui didelis sutraukimas. Kadangi nebuvo ką ant čiurnų užsidėti normaliai, nu tai improvizuojam su rankena, bet kadangi ta rankena turi vietos, tai va, labai kūrybiškai panaudojam ir va, kiekvieną pusę Urtė padarys 4 serijas po 10 kartų. Dar labiau biškutį pasilenk į priekį ir kelk aukščiau koją. 15 netgi. Nu va, kitą koją dabar. Dabar apkeitam kitą koją. Dar biškutį norėtų, kad aukščiau iškeltum. Va. Va. Va, labai gerai. Va, viršui irgi sunku, visada tokia minimali pauzė. Va, šitai. Neskubam. Užkaitino, nu va. Kur dega sėdmuo? Ten, kur ranka maždaug, ne? Nu va.
Gerai, suolą nusivežėm, tai atrama biškiu, toliau pasiimsiu va. Kitą. Okei. Sutraiksis dar. Žiauriai gera kombinacija. Gerai, sekančią seriją jau reikia šitą nusimti, kad labiau matytųsi, kaip krūtinės raumuo dirba, nes gal per megztinį nesimato ir netrodo, kad ten labai smarkiai. Bet biškiai ant manęs matosi tą krūtinę, nu tai ką žinau, parodysiu. Šitą gerą, bet manau užteks 3 serijų. Ir eisim prie kito. O paskui pečiai dar. Tai šiandien sakau nesunki, intensyvesnė, bet ir tokia slash biški lengvesnė treniruotė. Labai kartais gerai paįvairinti ne tik pratimų įvairovę, bet ir krūvio, pakartojimų ir serijų skaičių. Sleepy pump. Supasojam. Čia mano mėgstamiausia raumenų grupė, mėgstamiausia treniruotė krūtinė pečiai. Tai ir mano mėgstamiausia maikė, kurią Urtė padovanoja iš firmos Vanquish, jeigu gerai tariu. Vanquish. Jie va Dragon Ball firmos kūrė maikės. Tai kas prijaučiat fanai ne tik anime, bet ir Dragon Ball, tai žinokit. Ir paveiksliukai geri, bet maikės, rūbai, tai tikrai nenuvylė, žiauriai patogus. Ok, dabar labiau matysis, ką treniruoju. Jau su jumis sveikinuosi. Pasislėpk. Tavęs niekas nekviečia lauką. Jis vis tiek nori dėmesio. Ką darysi, kaip plati krūtinė? Spigliukas išlindęs toks. Hello from the other side. Oi. Nu čia bus dar labiau, nes čia plyš krūtinė. Nu.
Dar vienas pratimas liko krūtiniai. Tada pečių šonas galas. Ir viskas, ir bus treniruotė padaryta. Eisim pusryčiaut tada. Bus fast breakas. O tada visą dieną šopintis. Nes to čia ir atvažiavom į Varšuvą. Pasišopinti, praleis gerai laiką. Nes Grodis tiesiog visas jisai jau užbukintas kitais eventais. Po to jau dar vieną kelionę nusimato, tai ilgesnė. Tai paskui matėm, kad nebeturėsim laiko vaiti, dėl to nusprendėm šį savaitgalį. Po darbų iškart čia bam. O rytoj sekmadienį išsimiegosim, papusryčiausim ramiai. Ir po to arba dar varysim į miestą, arba jau tiesiog važiuosim ramiai namo. A, jau sekmadienį nieks nedirbo. Nu, tai panašu, kad tik valgysim ir važiuosim namo. Ok. Urte, tavo eilė. Gerai, nusivežiau kuo arčiau veidrodžio, kad save matyčiau. Galėjau čia, bet ne, man reikia arčiau veidrodžio būti. Tai dabar bus krūtiniai sklaidimai. Nežinau, 20 ar nebus per daug, bet žiūrėsim. Na, tai žiūrėsim, kiek kartų padarau. Va, biški labiau sulenkiu alkūnes, nes jeigu labiau tiesiu, man plėš per peties sąnarį. Ne, jeigu kitas atsidengia, tai kitas užsidengia. Man atrodo, kažkas apie 15 gausi, bet žiauriai gerai ištempia. Šiaip galima tą patį ir su trosais daryti, bet tiesiog noriu paįvairinti. Su hanteliais labai retai darau plėšimus, labai retai. Bet jau kai darau po pertraukos, tai žiauriai gerai jaučiasi. Pavyzdys, kaip nereikėtų užsidėti hantelių. Bet pasitikiu savo bicepsų jėga, dėl to atkeliu šitaip nuo žemės. Šiaip reikėtų gražiai pritūpti, nuimti nuo žemės svorį, susidėti čia ir op, op, ant vieną ant kito. Jaučiuosi kaip Švarcas ant šito pratimo. Užkirto raumenį labai gerai. HP būna. Seniau bent jau kultūristai teko vienam sporto klube prieš dirbant treneriu atlikinėti praktiką 7 mėnesius ir mane treniravo, mokino kultūrizmo tų tokių senovinių aspektų. Irgi sakydavo, padarai krūtinę, ateini prieš veidrodį, sutrauki, kas vadinasi HP ir palaikai kokias 10 sekundžių. Maksimaliai jėgas trauki, palaikai. Ir bam. Atleidė, visas kraujas subėga. Ir taip su visom raumenų grupėm panašiai būdavo. Sako, irgi bickės pasiėmė ten kokią štangą kažkur, bam, laikai. Tokį izometrinį tempimą. Ir raumuo dar labiau švarksta. Aišku, tokių nedarau, bet prikolas karts nuo karto tokius prisiminti. Gerai, dabar operatorė, duok, aš pabūsiu operatorių. Now I am operator. Ir Urtė darys įtupstą sėdmenim, prisilaikant su viena ranka ir koją deda atgal tokį platesnį, tiksliau ilgesnį žingsnį. Ir jinai, kai tupia, jinai lenkiasi vėl per klubą
ir jinai tokia įstrižalinė. Op, va taip pat kyla, įstrižalinė leidžiasi ir vėl įstrižalinė atkyla. Ir kadangi spaudimas gaunasi iš pėdos, o dar kam sunkiau sėdmenis pajausti, spaudimo galima perkelti iš kulno, tada labai gerai pasijaučia sėdmens apatinė dalis. Tai vat merginos, kurios nori apkrauti sėdmens apatinę dalį, labai gerai yra šitas pratimas. Va, pakirto, ne? Sėdmenį pakirto, ne? Ar labiau kojas? Sėdmenis labiau. Kad koja šiek tiek jausis, natūralu, nes vis tiek koja juda, kelias lenkiasi, vis tiek padeda šlaunies raumenis. Bet mes labiau akcentuojam sėdmenį, dėl to jisai pratime labiau jaučiasi. Bet tai nereiškia, kad kojas visiškai nesijaus. Turi jaustis, bet ypač jausis toms, pas kurias yra silpnesni šlaunų raumenys. Kai enciklopedijai kokiai pakalbėjau. Šiandieną jums pristatysime raumenų treniravimo ypatumus. Raumo sėdmenų apatinė dalis. Nu gerai, paskutinę, šiandien praktiškai beveik viską po 3 serijas darau. Bet šiaip labai gerai pumpuoja paskutinis raumo. Dabar šitą padarau ir tada super seriją darysiu pečių šoną, pečių galą. Nes šią savaitę, šiaip neblogai pečių galą buvau apkrovęs, bet jau gavosi 2 dienos ofas nuo sporto, kas neįprasta, nes dažniausiai penktadienį padarau paskutinę treniruotę, bet čia viskas dėl filmavimo. Tai padarysiu dar galinę pečių dalį, nes jaučiu, kad jau pas mane pailsėjus. Kai darau plėšimus krūtiniai, vėlgi, kaip minėjau, viršui pilnai nesuvedu, nes čia apkrova yra ženkliai mažesnė krūtiniai, apkrova lieka didesnė čia, o pati didžiausia yra ištempime, dėl to aš akcentuoju labai ištempiamąją fazę. Ir leisti reikia tiek žemai, kad nesijaustų petyje diskomfortas, ir iki kol pajausime lengvą krūtinėje tempimą. Aišku, jeigu nejaučia tempimo vis tiek, tai jau nereikia ten iki žemės leisti. Nes reikia nepamiršti, kad ir sąnariai gauna apkrovas irgi nuo svorių. Nesmė, kad tas raumo gali išsitempti biomechaniškai, bet yra tos dalykas kaip ir sąnarys, peties sąnario kapsulės, kurios irgi nuo apkrovos gauna didelį krūvį ir kiek yra visokių plyšimų. Tai labai atsargiai su tais su tom pilnom amplitudėm. Reikia labai gerai įsivertinti, žinoti, ką iki kiek galima, nes vėlgi viskas eina su saiku. Ir jeigu nesaikingai ten milžiniškas amplitudės laužysis ir dar plius su svoriu, tai nereikia paskui stebėtis, kodėl tenais ar petį pradeda skaudėti, ar kelių iš oro, nes kad esate treniruotas žmogus ir tamprus ir turit pilnas amplitudės, bet yra normos ir yra judesiai, kurie vyksta virš normų. Labai svarbu tai vertinti. Pečių priekio tai nedarysiu, nes pečių priekis labai padeda treniruojant krūtinę. Dėl to jis ir taip jau gauna krūvio ir dažnai jis būna pas mus visus. Gerai, gal negražu sakyti pas visus, nes būna įvairių situacijų. Pas daugelį tai tikrai. Ir ypač tie, kas sėdimo darbą dirba, būna priekinė visa dalis pertempta ir dar jeigu ateinam į salę, labai daug treniruojam pečių priekį, plus jisai dirba prie krūtinės, jisai labai būna pertreniruotas, didelis ir dėl to aš jį labai retai padarau. Tai dabar prie krūtinės aš darysiu pečių šoną ir pečių galą, nes jie mažiausiai gavo veiksmo
ir pečių šonas. Tai yra lateralus veiksmas, rankos atitraukimas nuo kūno ir pečių galas yra rankos tiesimas nuo kūno. Ir pečių šoną darysiu su trosu, nes labai gerai visų pirma jis yra pakeltas biškiai aukščiau, nes čia gerai išsitempia. Ir tas ištempimas čia jaučiasi ir atkelia ir per daug atkelt negali ir įtampa didelė. Tada imsiu hantelius ir darysiu į soliuką įsirėmę su kūnu, kad nuimti apkrovą nuo korpuso ir galėčiau daugiau akcentuoti patį raumenį. Nes aš galėčiau daryti ir pasilenkęs, aš šiaip mėgstu labai pasilenkęs daryti, bet dar ne per seniausiai man buvo nervinių šaknelių uždegimas, tai nenoriu rizikuoti, noriu pasaugoti nugarą, bet jau galiu sakyti, tikrai pas mane labai gerai, jau galiu lankstytis viską, bet nerizikuojam, bus tikrai geriau. Ir kai darau atitraukimą, aš nedarau visiškai iš šono. Aš šiek tiek darau į priekį, nes tai yra natūralesnis mentės judesys nei ranka esanti šone. Ir pečių šonas vis tiek puikiai dirba. Pradėsiu gal nuo dešinės, nes mano dešinė ranka petys kai buvo traumuotas. Ir jisai yra biškis silpnesnis, bet jau lyginas jėga, bet vis tiek jisai dar čiučiut silpnesnis yra. Va, ir ranką stengiuosi stumti kuo toliau nuo savęs, lyg bandyčiau kažką šone siekti. Tada mažiau pasijungs trapecijos viršutinė dalis, daugiau pečių šoninė. Ir pauzė viršui, pauzė apačioj. Pauzė viršui, pauzė apačioj, nes apačioj apkrova pilnai nedingsta, viršui jinai didžiausia. Ir darau po 10 kartų, bet kalbėdamas jau biškį pamečiau, kas nėra gerai, jau nelateraliai darant veiksmus, bet tai darau dėl jūsų, kad ir pamesiu visus 50 pakartojimų. Va, su kairė man žymiai lengviau daryti, nes jinai tikrai stipresnė, neturėjus jokios traumos. Va, netgi biškutį pasvyrų šoną, nes va čia daugiau straukimo išgauna, o čia reikėtų dar daugiau kelt. Ir tada jaučiu, kad jau biški trapecija jungias, o čia trapecijos aš nejaučiu, bet jaučiu, kaip raumo vis tiek pilnai dirba. Va, kad ir sunku neina tą kelti, vis tiek toliau darau. Svoris, manau, bus gerai. Ok, dabar pečių galinė dalis. Aha, kokie gal 12. Apačioj bus mažai apkrovos, tai apačioj pauzės nedarau. Viršui tokią pamėginsiu, jeigu nebus per daug svorio. Va, stengiuosi menčių nevest, nes jeigu vesiu mentės, va, dirbs nugara labiau. Jeigu vedu šitaip į šalis, nesuvedant menčių, labai gerai jaučiasi galinė pečių dalis. Irgi užteks 10 kartų. Manau, padarysiu 4 serijas, nes pečius akcentuoju labiausiai. Gerai, urtai dabar paskutinis pratimas sėdmenim, tiksliau super serija. Šonų gulint, va, matome biškutį, koją dar čiučiut atvesk atgal, va, gerai. Va, leidžia kulnų į viršų ir čia labai gerai veikia sėdmens vidurinysis raumuo. Aišku, jeigu būtų svareliai ant čiurnos, tai būtų dar geresnė apkrova, bet čia nelabai jų yra. Tai darom kaip išeina ir miksuosime su dubens kėlimu po vieną koją, kas gerai apkraus sėdmens didįjį raumenį, nes vyksta kojos tiesimas. Na ir aiškus korpusas labai gerai veikia. Po to kitą koją padarys. Kiek tu darai? 10-15? Sakė 20. Nu tai akivaizdžiai jau be svarelio yra jai per lengva, bet tiesiog mes neturim ką pasiūlyti. Nebent troso, bet jei nebus patogu labai koją nuleisti žemyn, nes kuo pilnesnė amplitudė, to geriau. Ant suolo gulėti irgi nėra itin labai patogu. Bet ne viskas yra irgi svoriuose, tai kartais yra gerai padaryti ir su kūno svoriu. Nu va, šitą padarys urtę, tada pafilmuosim ir dubens kėlimo. Nu va, dabar dubens kėlimas po vieną koją. Koja dabar stengiasi laikyti kelių su keliu vienoje linijoje.
gaunasi nemaža apkrova, o jeigu norite dar didesnės apkrovos, koją galima vertikaliai laikyti. Iš aukščiau gaunasi pasipriešinimas, tolygiai palei gravitacijos liniją ir labai gerai apsikrauna sėdmens didysis raumuo. Ir vėlgi, kadangi veiksmas atliekamas ant vienos pusės, tai šiek tiek įsijungia ir vidurinysis sėdmens, nes jis vis tiek turi mus stabilizuoti, kad mūsų dubuo nenukristų iš šono. Po kiek kartų darai? Po 10? Nu va, po 10 kartų daro. Tikrai po vieną koją ne pats iš lengviausių pratimų yra. Jeigu su dviejom darytumėt, tai būtų labai lengva. Tada reikėtų ir svorio, viso kita. Bet po vieną koją labai gerai yra giliesiam raumenim padirbti irgi. Tai kartais yra gerai pamiksuoti tarp svorių ir tarp kūno svorių. Va, labai gera super serija. Manau, dar vieną, tą trečią, ketvirtą padarysiu su biškiu daugiau svorio. Gal iš tikrųjų nėra čia plytos po 5, aš dabar galvoju gal po 2,5 netgi. Tai ten net nesu šiam dariau, o bus kažkas netoli kiam, nu, vat panašiai. Dabar galva dar biški ryte, su matematika niekad nebuvo labai gerai man. Dabar su 16 biški padarysime hantelių tiesimą. Padarysiu 15. Nu, manau, 16 dar pasiimsiu. Okay. Dar 2 serijos ir viskas. Žodžiu, 3 serijos nefilmavom, nes šiaip jau viską rodau. Turbūt nėra labai įdomu stebėti tą patį per tą patį. Ir svoris buvo biški per didelis, tai manau, padarysiu to pačiu, kur prieš tai. Paskutinė serija 4. Ir treniruotė bus baigta, galėsim eiti skaniai papusryčiauti. Dabar tas ir galvoju. Pusrytukai. Nors man, kai sportuoju, apetitas visada nusimuša. Dėl to aš galėčiau labai lengvai pusę dienos dar festinti. Aiškus, vakare tai nebūtų į naudą. Nes kai žmonės išsibadauja, paskui prisikemša vakare. Tikrai nieko gero. Tekę per tą dalyką, gal kada papasakosiu detaliau. Bet šiuo metu jau susitvarkė šitos reikalus. Jau raumo pavargsta, pauzės yra sunku padaryti tiesiog ant reps. Ok, kur 16 čia? Nes praeitą dar su 14 dariau. Nu, priekis pečių kartu su krūtinė, šonas galas ir petys iš karto apvalesnis, didesnis. Fū, 10 pilnai užtenka. Nu, treniruotė bus baigta. Gal ir nesigavo super trumpa treniruotė, kaip sakiau pradžioj, bet
vis dėlto gerai pasportuot galima ir hotelio džime. Bet kaip sakiau, mums pasisekė, kad šiandien mentoriaus yra nemažai. Šiaip žiauriai pasisekė, kad žmonių nėra. Nes tokioj mažoj salytėje, jeigu čia dar žmonių būtų, tai nežinau, kaip būtume pafilmavę. Net buvo mintis, kad jaučiu gali nepavykti to padaryti, nes reikia vis tiek stengtis, kad žmonių nebūtų kadre. Nu va. Kodėl man patinka šitą dieną, nes užsipumpuoja mano 7 raumenų grupės ir iškart forma atrodo labai gerai. Kaip sakau, mano forma būtų pilnai išbaigta, jeigu mano pečiai būtų didesni. Viskas, ko mano formai trūksta. Tai tiesiog didesnių pečių. Bet labai ilgą laiką negalėjau jų treniruoti dėl tos pačios traumos. Nei spaudimų sunkiai daryti, nei bet kokiu kampu atitraukimo rankos nieko. Nes pas manęs, kai buvo dalinis išnirimas ir plyšimas rotatorių, tai tenais tikrai labai sunkus ilgas gyjimas. Ir reabilitacijų tekia eiti dar, kito metu dar savo srities specialistas nebuvau, nepasakyčiau, kad iki galo padėjo. Tai viską teko pačiam tvarkytis, ilgai nuobodžiai tvarkytis, eksperimentuoti, bandytis pratimus. Kiek visokių patarimų, visko buvau gavęs, išbandęs. Tai tiesiog vienu momentu teko eiti į nulį, kaip sakant, pradėti viską nuo naujo, kur buvau į progresą praradęs, sunkiai nebesiteniravau. Ir po to pabiškį, lygindamas disbalansus, susitvarkiau petį ir dabar galiu laisvai daryti ir jisai pas mane pabiškį progresuoja. Aš galiu pašilgyti. Sveiki. Labai laukiu pusryčių. Jūs negirdit, ką gydytojas sako, ai plauk, tai gal tu pasimk. Ne, viskas gerai. Ne, tai aš pasimk. Tai aš galiu garsinti, ekit jūs dabar mums pazuoja. Ne, gal taip jau nedaryk. Gerai dabar? Matosi, kad sportavo, gulėjo ant priekio, kėdutės nuspausta. Nemoku pazuoti. Paprastai, iš tokių tai čia, žinai. Šypsenytę mes paėsim pusryčiauti. Tikrai kočiokai nesišypso. Oi, net trakštelėjo. Jau seni kaulai. Ir čia yra skirtumas 1,1 kg. Pradžia 106, o dabar 99 ir 5 buvo šią savaitę. Čia buvo 99 ir 2, bet ten neskaitau. Tai čia jūs nieko net negirdit. Girdi, bet kiek. Va, dar nuo čia šuniukus nusimest. Va, parodė. Mano tikslas yra va šitos šuniukus, nes mano buvo platesnis, automatiškai mano šonai didesnė atrodo ir čia jie atrodo siauresnė. Pakartoju, jo tikslas nusimesti šoniukus. Mato viską. Girdi tiksliau. Ir va, nu čia riebaliuko, nes čia yra nemažai. O nusimetus iš karto jausmo vizualiai siauresnis ir pečiai vizualiai atrodo didesni. Čia kaip kai sportuoji ir turi kūno dismorfiją. Šikytę dariau. Gerai, duok man. Choose, brothers.